Svarbus pokalbis. Sveiki, čia Deividas Jursevičius ir svarbus pokalbis. Laidos svečias šią popietę vyriausias prezidento patarėjas Frederikas Jansonas. Labą dieną. Pone Jansonai, Seimui tvirtinant naują premjerę, sostinėje į protestą susirinko iki 10 000 žmonių ir protestuotojai prezidentui įteikė peticiją su beveik 80 000 parašų. Prezidento buvo prašoma ir yra prašoma aukštesnės kartelės tvirtinant ministrus. Ar esate patenkinti siūlomais kandidatais į ministrus? Šiuo atveju su pusė turbūt kandidatų šią akimirką jau esame susitikę, su likusiais susitiksime per artimiausias dienas. Tai tas patenkintas ar nepatenkintas atsakyti turbūt dabar yra sudėtinga. Yra dalis ministrų, kurie pusė iš esmės kabineto, kurie siūlomi toliau ir juos vertinti yra prezidentui daug lengviau, nes gali vertinti ne pažadus, o darbus. Tai šioj vietoj matyt sprendimai yra priimami greičiau ir aiškiau. Ir aiškinamosios jau, sakykime, detalės, ne kas bus daroma, kaip bus daroma ir kada bus daroma, su tais, kurie yra nauji kandidatai arba niekada negirdėti, arba net jeigu, sakykime, politinėme lauke dalyvavę arba ateina iš tų pačių ministerijų, kalbos yra daugiau ir vertinimas trunka ilgiau, nes tu dalį tų žmonių matai pirmą kartą iš esmės. Patys keičiami ministrai nelabai supranta, kodėl jie yra keičiami. Čia taip atsitiko su laikinu žemės ūkio ministru Ignu Hofmanu. Jis apskritai pareiškė, kad Žemaitaitis spaudė jį atleisti kai kuriuos pavaldžių ministerijai įstaigų vadovus arba sudarinėti atskirus reikalavimus pretendentams į vadovaujamas pareigas, skelbiant naujus konkursus. Jūsų manymų dėl šitos informacijos reikia atskiro tyrimo? Aš šiuo atveju, jeigu ministras tikrai turi informacijos apie tai, kad buvo spaudžiamas daryti kažką, kas yra neteisėta, tai manau, kad čia yra pilietinė pareiga informuoti apie tai tiek politinę vadovybę, tiek, sakykime, jeigu tai yra jau kažkoks kitoks spaudimas ir atitinkamas institucijas. Tai matyt neturėtų būti tik tai tada, kai staiga paaiškėja, kad tu nebebūsi ministro. Jeigu jau buvo įspaudžiamas, tai manau, kad informuoti kažką tai apie tai, ar tai būtų premjeras, ar prezidentas, ar, nežinau, tarnybos, reikėjo ir kiekvienam ministrui turbūt linkėtume to paties pranešti iš karto, kai yra tokio spaudimo faktai, o ne kažkada vėliau. Bet kokiu atveju geriau vėliau negu niekada. Tai jeigu faktai yra, be abejo, juos privalu ištirti, tiek įvertinti, tiek pasižiūrėti, kokie sprendimai yra. Iš kitos pusės, kalbant jau konkrečiai apie Žemės ūkio ministeriją, tai su kandidatu prezidentas į ministrus, su kandidatu buvo susitikęs ir toj vietoj mes suprantame, kad jis greičiausiai laikysis tos pačios panašios linijos, nepriklausomumo linijos kaip ponas Hofmanas. Tai kažkokiu kad bus blogiau, čia matyti neturime tokių didelių įsibaiminimų ar abejonių. Jo labiau pačiam Hofmanui siūloma pasilikti ministerijoje Palionio komandoje. Tai kaip suprasti tokius pasiūlymus? Čia labai būna žmonių, kurie kalba labai daug ir per dieną į eterį paleidžia labai daug prieštaraujančių viena kitai žinučių. Tai tokių yra Lietuvoje, tokių yra pasaulyje ir kažkaip įvertinti, kas pasakė, tampa labai sudėtinga. Tai jūs čia turite galvoje poną Žemaitaitį, ne? Galim turėti poną Žemaitaitį, galim turėti poną Trumpą, čia priklauso apie kurią valstybę kalbėsi, bet iš esmės vertinti vien pareiškimus tampa jau sudėtinga, norisi sulaukti konkrečių siūlymų, veiksmų ir tada kalbėti apie tai. Tai kalba apie tai, kad ponas Hofmanas gali būti viceministru, tai turbūt bet kuris Lietuvos pilietis gali būti viceministru. Ar jam bus pasiūlyta, ar jisai sutiks, tada galėsim kalbėti. Prezidentas Nemuno aušros įsiderėtą išlygą koalicinėje sutartyje dėl teisinės neliečiamybės panaikinimo specialios tvarkos pavadino šūviu savo į koją. Apskritai žiūrint jūsų vertinimu, koks Nemuno aušros statusas yra valdančioje koalicijoje? Jie savo ministrų, savo partijos narių negali siūlyti į ministrus, turi teisinės neliečiamybės išlygą. Koks jo statusas yra naujoj daugumoj? Pridėkim dar ko gero tyrimą dėl rinkiminio finansavimo. Čia turbūt tol, kol vyksta tyrimai, tol, kol vyksta tokie siūlymai kaip
sudėtingiau netekti tos pačios neliečiamybės Seimo nariam ir taip toliau. Tai sakyčiau, amžinos problemos pozicija yra, kur tol, kol nėra atsakymų į klausimus, iš vienos pusės kalbam apie tos pačius rinkimų finansavimus. Akivaizdu, kad tai yra ilgalaikė problema, kur visi pakabinti ir laukia, kas bus. Iš kitos pusės nauji visi pasiūlymai, jie irgi tokie, kur taip prezidentas įvardino tai kaip šūvių savo į koją. Tai tas, kuris persišauna koją, dažniausiai yra toks sužeistas, silpnoji grandis. Jūs manot, kad Nemuno aušra yra silpnoji grandis? Manau, kad problemos, kurios gali pasivyti vienokiu ar kitokiu būdu arba kūriamos naujai, jos yra pakankamai reikšmingos ir tai suprantu ir reputaciniu, ir visų požiūrių, tai įsivertino ir socialdemokratai. Visi suprantame, kad galimos problemos egzistuoja, jeigu jos bus, jas teks spręsti. Dar mes laukiam tyrimo dėl Nemuno aušros finansavimo per rinkimus ir jeigu atsitiks taip, kad tyrimas baigsis bylomis, pažeidimų kažkokiais nustatymais, kas tada? Tai šiuo atveju tiek premjerė, tiek prezidentas vertino tą situaciją ir įvardino, kad turės būti priimami atskiri sprendimai ir turės būti iš naujo vertinama pati koalicija, nes iš vienos pusės taip, teistos partijos jau yra buvusios valdančiosiose koalicijose ir tai kažkaip negriovė visos, koalicijos ar daugumos ar vyriausybės. Iš kitos pusės čia matyt bus ir pakankamai audringa reakcija piliečių, kas visada yra faktorius ir yra teisingas faktorius. Ir manau, kad bus problema, su kuria visi susidurs, jeigu bus taip. Tyrimas, vėlgi, negalime nuspėti, kuo jisai, ar ten buvo pažeidimų, ar nebuvo, ir kuo baigsis tyrimas, tai čia yra tokie teoriniai pasvarstymai, bet jeigu kažkas įvyks, tai reikės ieškoti sprendimų. Jūs dabar paminėjot piliečių reakciją. Kiek prezidentą veikia piliečių reakcija? Mes matėm tą daugiatūkstantinį mitingą Vilniuje. Ne, tai be abejo, tai matoma, prezidentas priėmė ir mitingo, sakykime, dalyvių atstovus ir kalbėjome su jais ir matėme reikalavimus ir, tiesą sakant, prezidentas anksčiau jau buvo priėmęs sprendimus dėl to, kas buvo iš esmės surašyta reikalavimuose. Nepartiniai Nemuno aušros ministrai, kad liktų ta pati pozicija, jinai jau buvo išsakyta prezidento anksčiau, vėlgi kalbant apie, ten galbūt antras punktas buvo apie Lenkų rinkimų akcijas, sakykime, kandidatus. Prezidentas pasirinko juos vertinti ne apskritai kaip partinį vienetą, o atskirus žmonės. Tai šiuo atveju pasiūlymas dėl ministro yra toksai, kur mes matėme ponę Rytą Tamašunienę dirbančią vidaus reikalų ministerijoje ministrė. Ir tiesą sakant, prezidentas jos darbą vertina kaip vienos geriausių VRM ministrių. Tai kalbėsime apie tai, ką jinai galėtų arba norėtų padaryti teisingumo srityje. Ketvirtadienį jinai ateina pas jūs? Dabar mintinai nepasakysiu ar šiandien ar rytoj, bet taip, čia artimiausias. Taip, kalbant dar apie valstiečius ir Lenkų rinkimų akciją, jei teisingumo ministrės nusiūloma, ir jeigu neįtiks ponia Rita Tamašunienė, tai ar neatsitiks taip, kad prezidentas taiko dvigubus standartus partijoms, jis nenori skirti ministrais Nemuno aušros kandidatų, bet tinka Lenkų rinkimų akcijos pasiūlyta kandidatė, jeigu taip atsitiks po pokalbio su jie, o šios partijos vadovai, tiek vienas, tiek kitas, neretai pasisako pareiškimais, kurie prieštarauja oficialiai Lietuvos politikos. Ne, tai šiuo atveju vėlgi faktas yra, kad jie abu pasisako, bet nuo to, ką kalbėjom prieš kelias minutės, aš nežinau, ar kur nors yra kaltinimai, kad Lenkų rinkimų akcija būtų pažeidusi įstatymus finansuodama rinkimus. Čia jūs manot, kad šiuo atveju turbūt turime atskirti, pasako, ką kalba partijų lyderiai, ir tai dažnai neretai būna, kad labai jau dviprasmiai pareiškimai arba iš tiesų neatitinkantis Lietuvos politinės krypties, taip, bet šalia yra kitos problemos ir problemos, kurias turi su tyrimais, sakykime, Nemuno aušra, tokių problemų kaip partija, kaip juridinis darinys
pono Tomaševskio partija neturi. Ir čia yra turbūt skirtumas. Negalim sudėti visko, atrinksim ministrus pagal tai, ir jų partijos lyderis, ką nors prisikalbėjo ir neprisikalbėjo. Ne, čia ne. O kiek tai svarbu, prisikalba, neprisikalba, jūsų akim vertinant? Akivaizdu, kad pasaulis apskritai keičiasi ir tas prisikalbėjimo lygis ir kas sako, pasako ir pakantumas tam ir supratimas, jisai tiesiog viskas keičiasi ir dabar išgirsti ir pasaulio lygmenyje labai daug dalykų, kurie vieną dieną pasakomi, kitą dieną paneigiami, trečią dieną perdaromi ir panašiai. Tai reaguoti vien į tai, kas pasako taip, jeigu pasako taip, kad tenka netekti, yra baudžiamosios bylos ir tenka netekti arba konstitucinio teismo sprendimai, tai akivaizdu, kad jau prisikalbėjo ir atsakomybė yra. Bet iš esmės, manau, kad šiai akimirkai turbūt svarbiausia yra vertinti žodžiai, taip, jos visada įsidėmi ir jie rodo tam tikras pozicijas, tam tikrus mąstymo būdus, bet turbūt esminis valstybei dalykas yra sprendimai ir dėl to, kai kalbame apie, sakykime, naują koaliciją arba šitą daugumą ir ne tą, kuri susidarys ar bus patvirtinta rugsėjo mėnesį, o tą, kuri yra nuo pergalės rinkimuose jų nuo 24 metų rudens. Negali pasakyti, kad Lietuvos valstybės pozicija kažkiek pasikeitė. Ukrainos atžvilgiu, Maskvos atžvilgiu, Kremliaus atžvilgiu, Putino atžvilgiu. Jinai netapo proputiniška. Ne vienas sprendimas, kurį priėmė vyriausybė, VGT ar Seimas, jie nėra nors kiek keičiantis Lietuvos bendrą geopolitinę kryptį. Tai šiuo atveju žodžiai yra žodžiai, darbai yra darbai. Tai jeigu apie žodžius kalbant, ne? Nemuno aušros lyderis sako, kad Lietuvos karių neturi būti Ukrainoje, kai bus pasiekta taika ir jeigu ten bus kažkokios taikos palaikymo pajėgos. Paskirtoji premjerė tą patį sako, kad ji dar nežino, ar reikia siųsti ar nereikia siųsti Lietuvos karių. Prezidentas pasakė aiškiai, kartu su krašto apsaugos ministre, Lietuvos kariai turi būti. Tai šiuo atveju vėlgi supraskime, kad sprendimai yra priimami politiniu lygmeniu ir bet koks Lietuvos karių dalyvavimas, buvimas užsienyje yra mandatuojamas Seime. Ar tai būtų Afganistanas, ar Irakas, ar Ukraina, tai turi būti mandatavimas Seime. Seimas privalės balsuoti. Tai šiuo atveju tai turbūt bus tas toks lakmuso popierėlis, kai galėsime ne apie kas ką sakė, pasakė, žino, nežino, apie labai aiškiai, kaip kas balsavo dėl vieno ar kito sprendimo ir tada jau bus galima įvertinti juos. Šiuo atveju vėlgi... Mes kalbame apie sprendimus, bet iš esmės sprendimo priėmimas tam pačiam Seime prasideda nuo diskusijos. Dabar mes girdim diskusiją. Prieš kelias savaitės niekam nekilo abejonių, reikia, nereikia siųsti tuos karius į Ukrainą. O dabar mes matom abejonę viešoje erdvėje. Tai ta abejonė, vėlgi, jeigu prieš kelias savaitės būtumėt paklausę to paties klausimo pono Žemaitaičio, nemanau, kad jo ypatingai retorika būtų skyrusi, čiagi nėra taip, kad paklausėte prieš 2 savaitės. Mes kalbame ir apie premjerės poziciją. Jo, premjerės kol kas pozicijos nėra, jinai neturi pozicijos, nes greičiausiai jai nėra žinomos detalės ir niekam nėra žinomos detalės. Daugelio šalių, šiuo atveju kalbant apie tą Willing Coalition ir prezidentas dalyvaus ketvirtadienį, šiandien dalyvauja jos posėdyje. Nei viena šalis nėra priėmusi tokio galutinio sprendimo, kad bus taip, o ne kitaip. Visi laukia sąlygų, visi laukia kokios bus galimybės, kokios aplinkybės, ar prisidės Jungtinės Amerikos valstijos ir kiek ta misija bus taikos palaikymo, kiek kas ką turės daryti. Tai nei viena šalis pasaulyje nėra kol kas priėmusi, matyt, visose bus tam tikros diskusijos, tai bus ir Lietuvoje, bet viską parodo sprendimai. Diskusijos mes galim diskutuoti apie ką nori. Kokį sprendimą Seimo prognozuotume dėl karių siuntimo į Ukrainą? Aš manau, kad jeigu vakarų pasaulis susivienis kartu ir priims sprendimą siųsti ten karius, Lietuva turėtų ir bus ten, kaip buvo Afganistane, kaip buvo Irake, ir mes savo misiją, Lietuva kaip valstybė savo misiją kaip patikimas sąjungininkas iki šiol visada vykdydavom ir įvykdydavom. Nemanau, kad ypač kalbant apie Ukrainą, kas nors galėtų apskritai pasikeisti.
Nes šitos pareiškimus, kuriuos mes aptarinėjame su jumis, pasigavo jau ir užsienio žiniasklaida. Pirmiausia, Ukrainos leidiniai čia prieš kelias savaitės, paskiau kiti leidiniai. Ir jūs pats į studiją atvykot, minėjau, jau iš Suomijos, dabar išskrendat į Daniją, bendraujat su kolegomis iš užsienio. Nesulaukėt klausimų dėl koalicijos prorusiškumo, dėl to ar nesikeičia mūsų požiūris į paramą Ukrainai? Ne, šiuo atveju turbūt daugiau klausimų buvo prieš beveik metus, kai paaiškėjo rinkimų rezultatai, tada iš tiesų buvo daug klausimų ir pono Žemaitaičio ta antisemitinė, sakykime, retorika ir bylos sekančios iš paskos jos kėlė klausimų ir partneriam ir turėjom atsakinėti tuos klausimus. Šią akimirką, vėlgi, sakau, pasaulyje Lietuva turbūt yra viena aktyviausių ir labiausiai susivienijusių Ukrainos rėmėjų. Tos diskusijos kitose šalise, vidinės diskusijos, jos vyksta ir vyksta daug aštriau ir daug bjauriau negu Lietuvoje. Toj pačioj Lenkijoje, sakykime, daugybė klausimų jau gerus metus kyla ir dėl bendradarbiavimo su Ukraina, karinė pagalba savo ruoštų, sakykime, kiti klausimai savo ruoštų. Tai šitam bendram fone, daugia klausimai dėl Lietuvos geopolitinės krypties jie nekyla, nes visi akivaizdžiai mato, kas Lietuva yra Ukraina, kokios pozicijos laikosi Lietuva ir tos vidinės diskusijos visi jas turi. Mes nesam kažkokie išskirtiniai. Kad kažkas kažką kalba, tai čia kiekvienoj šalis yra šnekučių. Naujoje vyriausybėje Nemuno aušros rankas pereina visas energetikos sektorius, netgi bus komisija speciali kuriama, Seime yra tokie planai. Ar nemato dėl to jokių rizikų? Taip, matome rizikas ir prezidentas jas yra įvardijęs ir tam tikrą prasme ir premjeriai, nes kai ir vykdomoji valdžia ir parlamentinė kontrolė tos pačios srities sueina į tas pačias rankas ir prie tų visų komitetų, kur Seime, kur minėt, tas pats audito komitetas, jis aktyviai reiškiasi vėlgi energetikos srityje. Tai taip, tai atsvarų sistema, manome, kad tai yra pažeista ir energetikos ministro kandidatūra yra, turbūt tai yra vienintelis kandidatas, kurio mes iki šiol neturime, kalbėdamisi apie naujos vyriausybės formavimą. Ir manau, kad taip, ten gali būti susidarimų. Nes kalbant apie Žygimantą Vaičiūną, kaip ir tinka prezidentui jo kandidatūra, kiek aš suprantu, bet jis nėra oficialiai pasiūlytas. Čia paskutinis Nemuno aušros pareiškimas, kad sako, jei Vaičiūnas pasisakys už privačią Igničio akcijų užpirkimą, tai gali būti kandidatu, o jeigu ne, tai nebus. Kaip vertina tokį pareiškimą? Šiuo atveju tai, kad partija, vėlgi, sudėtinga vertinti pareiškimus, kol nėra vyriausybės programos. Jūs nurašytumėte tiesiog ar kalbate su interviu metu, kad tai tik tai žodžiai. Ta prasme, kol neatsidūrė juodo ant balto, vėlgi supraskime, kad toj koalicinį sutartį ir Igničio klausimas jisai kylo dėl to, kad dvi partijos iš 3 kėlė tą klausimą. Apie tai prasidėjo diskusijos, bet diskutuotų gali metus ieškoti argumentų, prasmės, pinigų, daugybės dalykų čia reikia surasti. Bet tą akimirką, kai tai atsidurs vyriausybės programoje, arba neatsidurs. Jeigu atsidurs, galėsime kalbėti, kad tai yra, ko turės siekti vyriausybė, įsipareigoja siekti vyriausybė ir ministrų kabinetas automatiškai. Tai yra įpareigojimas ir kiekvienam ministrui. Tai šiuo atveju tada jau turbūt bet kuris kandidatas, kuris bus kandidatas į energetikos ministrus, turės pats savo atsakyti, ar jisai pritarė tokiom idėjom, ar jisai yra žmogus, kuris norės jas įgyvendinti ir bus pasiryžęs jas įgyvendinti. Tai yra visiškai natūralu, bet kol viena partija kažko tai reikalauja, tai čia yra derybos, tu gali reikalauti, ko nori, ar bus vyriausybės programa ar ne. Valstybė dabar valdo 75% Igničio akcijų, 25% akcijų yra privačiose rankose, norint jas išpirkti, skaičiuojama pagal dabartinės kainas reikėtų 400, gal 500 milijonų eurų priklausomai nuo akcijų vertės. Ir jeigu tai bus įrašyta vyriausybės programoje, kad tai yra vyriausybės siekis ir darbas, kurį jie nori padaryti, jūs tam pritarsit? Šiuo atveju vyriausybės programai pritarė Seimas, tai yra klausimas, ar Seimas prezidentūros pozicijos, aš klausiu. Šiuo atveju
poziciją mes esame išsakę, tai yra du turbūt esminiai klausimai. Vienas, kas iš to? Ko siekiama, sakykime, nacionalizuojant ar išperkant atgal akcijas, kurias netaip jau seniai paleido į vertybinių popierių biržą ir kokį tai poveikį turės. Poveikis tiek, sakykime, yra teigiamas, tiek neigiamas, be abejo, rinkos gali sureaguoti neigiamai, galbūt yra kažkokie argumentai, ką jau geriau Ignitis padarys, tapęs visiškai vėl grįžęs atgal į valstybės rankas. Tai tas, o kuriem galam tai kol kas nėra atsakytas klausimas ir tai turbūt yra pagrindinis klausimas. Antras klausimas, be abejo, kai kalbame apie kažko pirkimą, tai ar tu turi tiek pinigų. Tai šiuo atveju matant arba girdint, kad vyriausybės programa iš esmės dar bus labiau orientuota į socialinę politiką ir ten iš tiesų yra nespręstų klausimų ir vėlgi ten stoja ir tie patys, vaiko pinigų didinimai ir taip toliau, ten tų reikalavimų yra pakankamai daug. Šalia to turime poreikius gynybai, kur irgi bendras sutarimas yra ir jis pakankamai didelis poreikis. Tai tie 500 milijardo esminis klausimas, ar valstybė jos turi. Atsakymas šiai akimirkai turbūt bet kuris finansų ministerijos, nebūtinai ministras ir viceministras ir departamento vadovas turbūt pasakytų, kad ne, pinigų nėra. Jeigu nėra, iš kur jų gausi? Tai čia vėlgi klausimas, į kurį kol kas nėra atsakyta, nes 500 milijardo yra daug. Ar jūs bandom argumentuoti, kodėl reikia įsigyti valstybei, kad tokiais neramiais laikais tokia strateginė įmonė turėtų būti tik tai valstybės rankose, 75% akcijų neužtenka, bet ar jūs girdit kažkokius realius argumentus, kokia nauda? Tai kol kas nėra. Pavyzdžių pasaulyje, kad tai buvo padaryta, sakykime, yra buvę, bet kiekvienas tas atvejis buvo su labai konkrečiu tikslu. Ne tam, kad pereitų iš rankų į rankas ir štai, o jeigu diena X, tai mes bent jau turėsime visas akcijas. Nuo to saugumas energetinis niekaip nepasikeičia. Jeigu tu saugai objektus, tu saugai, nes infrastruktūrą tu privalai saugoti. Jinai bus 75% valstybės ar rankose, ar 100%, tu ją vis tiek saugosi, nes jinai dirba Lietuvos žmonėm. Tai čia ne apie tai kalba. Kalba turbūt yra apie tai, kokie galėtų būti projektai, kuriuos turėtų įgyvendinti nacionalizuota bendrovė ir kurių dabar dėl vienokio ir kitokio priežasčių neįgyvendina. Jeigu tokie projektai yra, jeigu bus argumentuotai įrodyta, jog taip, kaip yra dabar padaryti, jų neįmanoma, štai perėmus visus, galima bus diskutuoti, svarstyti. Šiai akimirkai tos diskusijos jos nėra, nes argumentai nėra. Argumentai, kad duokit man, aš palaikysiu daiktą geriau, tai čia duokit man savo piniginę, aš ją tikrai palaikysiu geriau. Gerai, kad aš atėjau be piniginės. Jums pasisekė. Bet čia viskas jo, kaip jūs sakot, vis dar yra diskusijos. Kai bus programai vyriausybės, tada ko gero reikės ir realių argumentų, kodėl tą būtina daryti. Vyriausybės programoje gali atsirasti ir mokestis bankams. Bent jau naujas bankų apmokestinimas numatytas koalicijos sutartyje, labai abstrakčiai. Bankams numatoma taikyti finansinio stabilumo mokestį, kaip tai atrodys neaišku, bet iš esmės tai būtų papildomas bankų apmokestinimas numatytas. Ar pritarė tam? Vėlgi klausimas yra, ne mokesčio klausimas yra ko tu sieki ir kokios bus vienokio ir kitokio sprendimo teigiamas ir neigiamas pusės. Tai šiuo atveju tos diskusijos nebuvo. Jeigu grįšim prie pagrindų, tai yra vienas dalykas, kad valstybė iki šiol įvedinėdama tos banko solidarumo mokesčius, visą laiką tvirtino, jog jie yra laikini. Ir vėlgi jie susiję. Tas laikinas mokestis baigėsi šiemet, 25. Ir jie susieti su viršpelniais, tai yra du dalykai. Vienas dalykas yra valstybės pažadas. Valstybė privalo laikyti savo pažadų, nes priešingų atveju, kodėl kažkas jie turi pasitikėti. Ačiū už jūsų atsakymus ir laiką svarbiam pokalbiui. Laidos svečias, vyriausias prezidento patarėjas Frederikas Jansonas. Dėkui, kad atvykote. Dėkui. Svarbus pokalbis.